Taip, ačiū labai. Aš gal atsistosiu kažkaip nemalonus. Aš tiesiog prisidėsiu prie sveikinimų ir aš taip galvojau, 25 čia daug ar mažai, nes žmogus tikrai nebūtų tiek nuveikęs per 25 metus, bet man atrodo, kai pirmą kartą pamačiau, kad 25 metų jubiliejus man pasirodė čia visai nedaug. Ir žiūrėdamas prezentaciją, kuri buvo labai įdomi, beje, ir Arūno, ir jūsų, aš taip galvoju, jūs kažką slepiate ten, pristatėte tos projektus, nes jūs visi taip pat atrodot šiandien, kaip prieš tos 25 metus. Tai tikrai, man atrodo, ne viską parodėt. Reikės būtinai apsilankyti. O tada pereinam prie diskusijos. Jūs kažkaip neužstoti mūsų dalyvių, tai pabandykim taip padiskutuoti laisvai, vis tiek visi savi kolegos, draugai, jeigu kažkokių klausimų, komentarų būtų iš visų dalyvių, tai irgi prašom. Aš paprašysiu tradiciškai apsukti greitai ratuką prisistatyti, porą sakinių apie save ir tada galėsim startuoti su diskusija. O diskusija šiandien yra apie bendradarbiavimą mokslo, technologų, inžinierių, gydytojų, verslo, jau Arūnas minėjo ekosistema tą žodį ir kaip įveiklinti visą tą sistemą, kad galiausiai pasiektų kiekvieną žmogų tos technologijos, tie sprendimai. Tai gal aš būsiu pats paskutinis, tai pristatykit, prašom. Aš esu Raimundas Kubilius, gydytojas kardiologas, dirbantis kardiologijos klinikoje ir reabilitacijos ligoniniai. Ir turbūt buvom vieni, nežinau, ar pirmųjų, bet vieni iš tų, kurie galbūt turėjom galimybę testuoti, pažinti, prisiliesti ir reflektuoti iš tos klinikinės pusės instituto komandai, kokie yra tai duomenys ir kaip juos toliau naudoti. Prašom. Mane pažįstat jau turbūt. Mano rūpestis yra, kad mūsų darbai būtų kažkam reikalingi ir duotų rezultatą konkretų. Oficialus mano statusas yra mokslo vadovas. Ačiū labai, prašom, minutę. Mindaugas Leonavičius, irgi turbūt esu instituto partneris to vietoje, kad esu optimistas ir bandau šitas technologijas paversti verslu. Kartais tai vadinama ne optimistų, bet entreprenerių arba galbūt kitokiais žodžiais galima pavadinti. Ir dirbu su įvairiom technologiniam įmonėm. Taipogi turime įmonę pats gyvenu Nyderlanduose. Pabandžiau išvežti į kuriamą mūsų produktą į Latvijos biosąjungos technologijų parką. Ir galbūt kitą kartą reikia pasidalinti daugiau informaciją. Labai nemažai ambasadoriavo jūsų instituto rezultatų būtent Nyderlanduose. Prašau. Kaip juos įjungti? Įjungti. Veikia. Supratau. Prašau. Labai diena. Aš esu Aušra Saudargienė. Dirbu Lietuvos sveikatos mokslo universitete, neuromokslo institute. Ir mano tyrimai yra susijęs su smegenų tyrimais, bet mes labiau tyriam iš fundamentinės pusės, tai kas vyksta smegenyse ir taikom įvairias šiuolaikinės technologijas, taip pat kompiuterinio modeliavimo, matematinio modeliavimo metodus. Ir tas prisilietimas prie klinikos ir pacientų irgi labai svarbus, bet labai tas kelias yra ilgas. Ir aš tikiuosi, kad padiskutuosim šiandien apie tai. Ir naudodamasi progą tikrai labai norėčiau padėkoti profesoriui Vaidotui Marozui, direktoriui instituto už kvietimą, nes mes pradėjom bendradarbiauti ir pradėjom bendradarbiauti eBrains rėmuose. eBrains tai yra didžiausia Europos neuromokslų skaitmeninė infrastruktūra ir tikimės, kad tikrai daug nuveiksim kartu su Technologijos universitetu, su Lietuvos sveikatos mokslo universitetu, su Vytauto Didžiojo universitetu, su Kauno klinikom ir turbūt visa Lietuva. Tai tikrai labai ačiū. Ir aš dar norėjau paklausti, ar dovanas galima įteikti dabar ar paskui. Čia dovanos bus kaip vestuvės, ar reikia padirbėti truputėlį? Gerai, ačiū. Ačiū. Po šitos diskusijos. Jeigu visiems nerimas ima, kur dėti, dar palaukit. Tai jo, tada sugrįžkim prie diskusijos, bendradarbiavimo, kaip tik užsiminėt, ir pakalbėkim,
komanda yra svarbi, projekto komanda, instituto komanda, bendruomenė ir iš jūsų patirties, kaip jums atrodo, kaip išlaikyti tos komandos bendradarbiavimą, entuziazmą, galiausiai, kad naujos idėjos kiltų, o kad nebūtų tik tai taskai ir activities atiduodami tam, kuris daugiausiai dirba, kaip būtent, kad tai nepavirstų tokių rutininių darbų, o būtų kūrybiškas darbas. Gal nuo Arūno pradėkim. Dabar girdisi. Na, man atrodo, kad motyvacijos paprastai, jeigu tai praktiškai kalbant, kyla iš dviejų šaltinių. Pirma, tai yra kaip darbas arba žmogaus indėlis, žmogaus pastangos yra vertinamos. Paprastai kaip yra vertinamos. Ministerija žiūri paprastai, skaičiais, kiek straipsnių. Q1 yra, Q2 yra, tvarkoja. Viskas. Reiškia, žmonės orientuojasi į tai, kad reikia tokias publikacijas generuoti. Tai yra viena, tai yra vertinimas. Vertinimas naudojamas projektuose, vertinimas naudojamas ataskaitose ir taip toliau. Tai yra viena. Antras šaltinis, kaip jūs minėjot, tai yra entuziazmas. Tai yra iš vidaus kylantis poreikis kažką padaryti realaus, reikalingo. Man atrodo, šitas yra svarbesnis. Ir čia toks visada yra balansas. Dažnai tai yra priešingos kryptis. Straipsnį parašyti paprastai yra lengviau negu ką nors sukurti ir iš tikrųjų reikalingo ir naudingo. Tai norint išlaikyti kolektyvą, reikia mokėti balansuoti, aišku. Duoti rezultatus iš visko, tas kolektyvas išliktų ir būtų finansuojamas iš vienos pusės, bet iš kitos pusės būtinai reiktų mėginti sudaryti tą trauką iš esmės. O ta trauka reikalinga, man atrodo, generuojama tada, kai yra aiškus labai poreikis. Mes čia turim kolegas iš medicinos srities. Labai reikėtų mums, jau pradedant projektą, neįsibėgėjus ir nepadarius rezultatą siūlyti, o pradedant projektą susiburti į bendrą diskusiją, sudaryti metodologiją projekto, ideologiją projekto, kad tas projektas nuo pat gimimo, kaip mažutis kūdikėlis, jau būtų laukiamas, o ne taip gimė ir neaišku, kieno jis ir kam. Slaptas receptas būtų matyti kažkokį kilnesnį tikslą. Bigger picture, kaip sakė. Tai nėra paprastai, nėra lengva, aišku, bet vis tiek. O aš kalbėjau su profesorium Tamulevičium, jisai 30 metų jau organizuoja konferenciją, sakau, kur motyvacija? Entuziazmas. Yra, reiškia, tokį dar pasaulyje, ačiū Dievui. Gerai, paklauskim, kaip versle, kas imasi tos lyderystės, kaip išlaikyti, ar tik finansiniai rodikliai, ar yra kažko daugiau kaip tą entuziazmą komandos, kaip ją suburt, motyvuoti. Man kažkaip tai prisiminė viena knyga, vadinasi, meilė trunka 3 metus, ar ne? O sukurti medicininį prietaisą turbūt reikia žymiai ilgiau. Ir man yra tekę dalyvauti ne viena, galbūt projekte, idėjų, kai pradžioje viskas atrodo labai įspūdinga, yra core teamas, kuris iš tikrųjų įveža, nereikia nei labai finansų, nei labai kažkokiu tų yra tikima labai idėja, bet šitas dalykas natūraliai, dėl žmogiškų aplinkybių, krūvio ir visko jisai įsikvepia maždaug per metus. Per mano patirtis rodoma. Antras dalykas, kiek aš, sakykime, esu kūręs kompanijų arba projektų, labai priklauso, iš kur gimsta inovacija. Pas mane iki galbūt paskutinės iniciatyvos visada gimdavo iš technologinės pusės. Ir tada, kaip technarius, tu turi tą tokį matymą savo, racionalumą savo, ir kai pradedi eiti tada pas medikus, tas racionalumas pabliški plėsta. Tada eini pas reguliatorius, nes kad įvesti produktą į rinką yra labai daug fazių. Sukūrimas yra tik pati pradžia. O po to dar turi susitikti su draudėjais arba mokėtojais, nes produktas, kad jis atsirastų rinkoje, kaip mes pradedam atkurti, kam mūsų produktai yra skirti? Yra skirti žmogui, yra skirti pacientui, ar ne? Bet pacientas nieko nesprendžia. Ar jisai bus gydomas, ar jisai bus naudojamas, sprendžia gydytojas, taip? O už visą tai moka draudimas. Tai tu turi kaip verslininkas susijungti visas šitas grandis, kad įvykto produkto naudojimas.
Ir vat motyvacija išlaikyti, sakykime, visam šitam epizode, kuris gali trukti ir 10 metų, kaip mano patirtis rodo, yra labai sudėtinga. Taip, kad core teamas yra esminis, kuris pradeda šitą produktą kurti ar inovaciją ir kaip po to profesionaliai jį auginti. Ir skirtingose fazėse yra skirtingi, kaip sakant, elementai, kurie motyvuoja komandą siekti rezultatų. Pradžioje yra ambicija, aišku, vėliau turi atsirasti KPI-sai ir turbūt pačiam gale tik tais atsiranda finansai. Dėkui. Turim kaip tik gydytojus, tai paklausėm iš LSMU. Tai pirmos, kaip žadėjau, ir neklausiau. Ne, aš nesu gydytoja. Medicina, mes civiliokai, suprantat, mums viskas, kas prie medicinos yra gydytojas. Ir vėliau galima bus paklausti klausimų dėl be išankstinio susitarimo, kam kas skauda. Bet prie komandos, nes vis tiek yra iš universiteto, medicinos mokslo universiteto perspektyvos žiūrint, vėlgi yra daugiau kiti uždaviniai sprendžiami. Kaip tenai, kaip yra galbūt kažkokie metodai, kaip yra kūrybiškumas uždegamas, kokia paslaptis tenai ir irgi yra sudėliojimas plano laikymasis, kokia ta praktika komandos ir jos išlaikymo. Tai aš galvoju medicinoje, tai mes gal turim tokias dvi didelės kryptis, fundamentalieji tyrimai, kurie nėra tokie, kurie greitai ateina į rinką ir tu gali pasakyti projekto dalyviam, kad žiūrėkit, mes parduosim ir gal ten už kelių metų gausim didelį pelną ir jūs gerai gyvensit. Bet tai yra iš tikrųjų daug laiko, daug metų atimantis tyrimai, pavyzdžiui, vėžio tyrimai arba degeneracinių ligų, kadangi aš dirbu su neuromokslais. Toj srity tai jie užima be galo daug laiko ir yra be galo ir daug tų nesėkmingų tyrimų, kur tu neatrandi mechanizmų. Va, kaip uždegti komandą, kad jie darytų tokius tyrimus. Tai yra viena tokia šaka, o kita aišku yra šaka, kur yra taikomieji tyrimai, kur ateina iki pacientų ir tas kelias žymiai greitesnis. Tai tos dvi turbūt tokios pagrindinės kryptis vis tiek turi tą bendrą, aš įsivaizduoju jungiančią grandį ir labiau kaip neuromokslininkė kalbu. Tai, kas vyksta mūsų smegenyse, tai, kas veda mus visus į priekį, tai turbūt nėra vien tik pinigai, tai nėra vien tik finansai, bet tai yra ir žmonės, kurie mūsų supa aplinkui ir tai yra kūrybiškumas, tavo tas atpildas, kurį tu gauni, kai darai prasmingą darbą, net jeigu jis ir nėra sėkmingas per pirmosius 10 metų, skamba baisiai, bet taip gali būti. Ir žiūrint giliau turbūt į smegenų tą fiziologiją, tai yra eilė ten neuromediatorių, eilė neurotransmiterių, kurie gražina tą atpildo signalą įvairiais cheminiais elementais ir jauti tą pasitenkinimą, kad tu darai, kad tu prisidedi ir kad tu matai prasmę. Tai aš galvoju, kad visi, kurie esame moksle, tai mes negalim gyventi be to mokslo ir turbūt tai mus veda į priekį. Bet tai gal čia kaip neuromokslininkai galima kokį atrasti, yra institutas, dirba su biosignalais. Tai gal mes galim turėti kokį daviklį komandos kūrybiškumo lygiui. Taip, žinokit, aš galiu paspaust, pamotyvuoti. Žinokit, aš galiu, ta prasme, ir išgąsdinti jūs ir turbūt labiau išgąsdinti, nes, tarkim, mes turim dabartinę naują projektą, pradedam su neurostimuliacija. Ir yra ta neurostimuliacija neinvazyvi ir jinai yra invazyvi, kaip giluminė smegenų stimuliacija prie įvairių neurodegeneracinių ligų, pavyzdžiui, Parkinsono liga, tai įveda elektrodą ir dingsta tas drebėjimas. Ir neurostimuliacija yra naudojama ir prie depresijos sutrikimų, prie psichiatrinių sutrikimų. Ir anksčiau būdavo daroma per nervus vagus, arba daroma per transkranialinę stimulaciją, arba daroma per tos giliuosius elektrodus. Dabar atsiranda technologijos, kur tu gali įlįsti giliai į smegenis ir moduliuoti smegenis, ir moduliuoti tavo nuotaiką, tavo troškimus, tavo atmintį. Ir aš buvau stažuoti ir mes tą darėm. Ir aš pati mačiau, kaip keičia, tarkim, hipokempos funkcijas, kad nebeprisimena žmogus po 10 minučių stimuliavimo. Tai taip, tas ateina pas mus į rinką ir tas turbūt yra baisu. Ir žinokit, kadangi aš dirbu Europoje daug su e-brains, ta didelė, aš jau tą baigiu infrastruktūrą, tai be galo yra daug etinių klausimų
Ar mes turim teisę moduliuoti žmogaus asmenybę ir kiek mes ją turim teisę moduliuoti. Net jeigu žmogus serga, tai kur yra ta riba? Ir kartu yra ta riba su dirbtiniu intelektu, kiek mes leidžiam jam mus moduliuoti, mus sekti, daryti sprendimus už mus. Bet aš galėčiau čia turbūt per ilgai kalbėti. Aš jau pradėjau gailėtis, kad paklausiau, tiek sužinojau, net liūdna pasidarė, kad pasirodo iš tikrųjų jau galima valdyti. Bet gal aš Raimondui dar šiek tiek kitaip pasuksiu tą patį klausimą apie komandas, kaip jas išlaikyti, nes pas jūs tikriausiai irgi daug ateina, sako, mes čia turim fantastišką idėją, reikia pabandyti. Ir jeigu jūs matot potencialą, ar jūsų komanda sako, tai bandykim, darykim, rinkim duomenis, ar jums irgi reikia įtikinti, motivuoti, ar randat laiko galiausiai? Tai puikus klausimas ir čia turbūt kiek kalbėjo, visi nukalbėjo žodis entuziazmas. Tai priminsiu definiciją entuziazmas, tai yra toks dviejų graikiškų žodžių, reiškia sandūrai, tai yra Dievas tavyje, jeigu išversti. Aš kalbėdamas apie neuromokslus galvoju, gal ir receptas, kaip tą entuziazmą biocheminiais transmiteriais pasistimuliuoti, kad reiškia visi nuo įžiūrėtume. O iš tiesų medikai, kadangi matau auditoriją, daug yra tų mokslinių idėjų tiekėjų, medikams, tai aš galvočiau, dar toj diskusijai noriu paliesti komandų tvarumą ir galvoju, kaip atrodo iš medikų pusės tas monetizavimas, nes mes ką tik čia, man atrodo, irgi kalbėjom. Tai aš turiu galimybę dirbti dviejose kolektyvuose ir vienam iš jų yra tiesiog be galo visi entuziastai. Pavyzdžiui, mūsų 8 medikų kineziterapeutų kolektyvas, kurių yra pusė doktorantai. Ir su kokia idėja beteitum, tai sako, imamės arba vykdome. Ir man kolegos laiką pavydis, sakė, mūsų darbas yra gerokai sunkesnis. Tarkim, kai kitų mokslininkas ateina, doktorantas į 8 valandą praveria laboratorijos duris, jis visas yra paniręs į savo mokslą. Ar ne, jam rūpi mokslas, jis vykdo savo doktorantūros programą. Tuo atveju, kai medikas praveria ligonės duris, visų pirma, ligoniai klinikinės užduotis ir paskui tik yra jau tos jau mokslinis darbas, tai reiškia, aišku, geriausia atveju, kai sutampa klinikinė medžiaga su savo disertacija. Taigi, ta medikui yra turbūt dvigubai sunkiau tą vykdyti. Man kaip vadovui turbūt, kas yra be galo svarbu, tai be abejo komanda, kuri norėtų, nes gali keistis patalpos, gali keistis sąlygos, gali keistis aplinka ir nepavyks katalizuoti žmonių, kurie nenori įsitraukti, nes jie tiesiog turi savo tą tokį gyvenimą. Aš dirbu dar net to, kur daugiausia entuziastų yra, tai nedidelį Kauno rajono įsikūrusi Kulautos reabilitacijos ligoniniai. Ir tarkim, galiu pasakyti, kad pusė gydytojų turbūt yra daktarai arba būsimi mokslo daktarai. Kulautos reabilitacijos ligoninė yra tapusi akredituota Europos kardiologų draugijos kardiologinės reabilitacijos prevencijos centru. Tai mes atpažįstame, kaip tarkim, lygiai tokia pat Paryžiaus klinika teikianti tokią paslaugas, nes žemėlapį esam tokie patys. Antra, be jokių išorinio konsultantų mentorių, Kulautos ligoninė yra įsidiegusi kokybės valdymo sistemą LIN. Ir kodėl tai padarėme, sakė gydytojai, paprašiau mum yra vykdytis, esam sutaupyti laikę ir galim pasidaryti tą patys. Taigi aš noriu pasakyti, kad ta komanda turbūt yra be galo svarbu ir tas norėjimas daryti daugiau, kad būtų patogiau. Ir nežinau, ir ta turbūt gal ta vertybinė vertė. Ir pavyzdžiui, mes kalbėjome apie telekardiologiją ir, pavyzdžiui, mokslininkai sakė, turim modelius, galim nuskaityti signalus, tai imkite ir vykdykite, ar ne? Tai pavyzdžiui, ką mes dabar turim daryti? Taip, mes turėjom pilotinį projektą, pasirodo, pavyksta nuskaityti signalus, pasirodo, pacientas, kuris yra išleidžiamas reabilituotis į namus, jam renkami įvairūs signalai ir išmatuojame efektyvumą ten. Baigus reabilitaciją, atokiuoju laikotarpį rezultatai. Tačiau to nieko negalim daryti, nes valstybei nėra aprašo, kas tai yra telekardiologinė paslauga, nėra susitarta, ar už tą paslaugą gali būti apmokėta ir tiesiog dokumentiškai, jeigu mes teiktume tą paslaugą, tai negalim nurodyti medicinį dokumentacijų kodo, kad ligonių kasos už tai galėtų apmokėti. Tai savotiškai tai, kurie įrodėm, kad ir tiesa maža to valstybė nukreipia kuo daugiau tai ambulatoriniai paslaugai, kad reiškia jis atvyksta reabilitacijam, nereikia mokėti ir jo maitinti, jis gauna tik tai procedūras, bet, pavyzdžiui, kaip paimtume Kauno regioną, Kauno apskritį, tik tai Kauno klinikos yra ta paslauga. Tai iš esmės Raseiniškis, Jonaviškis, Jurbarkiškis yra be tos paslaugos prieinamų. Ką noriu pasakyti, tai tas monetizavimas dar reikalauja tų pačių sąnaudų, kad tie medikai įrodytų, kad ta paslauga yra būtina ir kad valstybė turėtų galimybę mokėti. Ir tik tai, kai yra teisinta paslauga, iš esmės mes sakom, projektas yra įvykdytas, reiškia, visos grandys padarė savo darbą ir yra sukurta. Kitaip sakant, ir geriausia idėja gali nužudyti biurokratiją. Be abejo, turbūt ir jo labiau, kad, nežinau, mes irgi dabar, mūsų kas dar, jūs gal
nematot, bet mes, tarkim, bet kokią mokslinę idėją turim paversti į protokolą ir informuoto asmens sutikimo formą. Ir ten tiesiog, jeigu tu žinai, nėra įrenginis sertifikuotas, nėra kažkas sertifikuota, tiesiog visi yra budrus, jautrus ir sudėtinga kartais yra net biotikoje pastvirtinti protokolą. Ir dar, ką mums pavyko tik šiais metais turbūt pirmiesim Lietuvoje padaryti, kad biomedicinis informuotas asmens sutikimo formą galima jau pasirašyti elektroniniu. Tai turi būti, reiškia, kad nebereikia vartotojui 20 lapų atspausdinti, spausdinti, tai reiškia, tie procesai paprastėja. Dėkui. Judant toliau, suformavom, turim komandą, dirbam. Gal irgi iš savo praktikos, tai biurokratija, aišku, viena yra iš iššūkių, galit prisiminti iššūkį kažkokį didesnį, kuris galimai buvo kaip ir, taip sakant, projekto vadinamas go, no go sprendimas ir kaip jį pavyko išspręsti. Galbūt buvo ir kažkokių kuriozinių įdomesnių situacijų vykdant tarptautinį projektą, gal iš kitos pusės pradėjome Aušros. Ačiū, aš pasistengsiu labai trumpai. Gal mano didžiausias iššūkis tai buvo COVID-as, nes gavome europinį projektą kartu su eBrains kolegomis ir turėjo vykti, tas jau, nežinau, lietuviškai susitikimas pirmasis ir už 2 savaičių užsidarė sienos, tai tikrai buvo labai kažkaip emociškai sunku, nes atrodė tiek ilgai ėjom iki tų projektų ir dabar viskas baigėsi ir nežinia, kaip bus. Bet nežinau, tas noras vis tik tai būti moksle ir būti drauge ir daryti ir kurti kartu, tai vis tik tai paėmė viršų ir mes sėkmingai tęsiam tos tyrimus ir jie išsivystė į eilę kitų projektų. Tai mes atsilaikėm prieš COVID-ą ir aš manau, kad visiems buvo labai sunku. Tai mano toksai pagrindinis, kad kiek daug gali žmogaus noras dirbti ir kitų žmonių noras palaikyti kolegas. Tai kad mes esam stiprus turbūt kaip bendruomenė, ne po vieną, bet visi kartu. Dėkui. O kaip versle, ten net ir daugiau kompleksiškumo, nes mes čia, aišku, universitete manom, kad yra daug kompleksinių, bet dar įsijungia ir verslo logika, ir reguliavimas, ir terminai. Kokie didžiausi tie iššūkiai, sakykime, kurie gali nužudyti projektą, kur sustabdyti, ar tai technologija, ar tai komanda, reguliavimas, kas kelia didžiausią iššūkį? Turbūt visur padėti arba nužudyti gali laikas, ar ne? Ir kiek kas užtrunka. Tai kaip ir paminėjot, sakykime, aš dar galbūt truputį retrospektyviai grįšiu prie tai, ką ir profesorius Lukaševičius minėjo, ir žinom apie tą bendradarbiavimą, nes mes kartu visi dalyvavom tos kardioreabilitacijos kūrimo projektą, čia mūsų buvo iniciatyva, jisai toks padarytas. Ir galbūt aš ką dar pastebiu tokią dimensiją tarp, sakykime, inžinerinio mąstymo ir medicinio specialisto mąstymo. Ne? Ypač jeigu ateini su labai inovatyvia technologija ir matai visas galimybės, tai medicinio mąstymo žmonės jie yra labai atsakingi. Jie yra išmokyti kiekvieną žingsnį labai pasverti. Dėl to, sakykime, labai daug džiazuoti, ar ne, su kažkokiais dalykais. Jie nėra linkę. By default šitoje vietoje. Ir kartais šitas būna ypač inovatyvių projektų vystyme didelis toksai trikdis. Antras dalykas, tai su kuo irgi susiduriam, tai medicinos žmonių didelis užimtumas. Ir tada, jeigu, kaip ir minėt, daugelis medikų jie turi atlikti ir tą praktiką, tada dar juos įtraukia į kažkokią tai kūrybinę veiklą ir dar reikia, sakykime, užtikrinti tą, sakykime, tęstinumo dalyvavimą. Aš manau, kad kol kas auksinės formulės neturiu, kaip būtent ir šitam projekte vedant. O grįžtant prie jūsų pirmo klausimo, tai jeigu pasižiūrėsim, yra tokia savoka Death Valley, ne? Tai yra mirties slėnis. Dažniausiai technologija, kaip jinai išvažiuoja iš būtent instituto, klinikinio tyrimo ir kol ją įvedi, ką ponas Raimondas minėjo, sakykime, į praktinę aplikaciją, į praktinį vartojimą, tu kai verslas turi išgyventi
bet ir apie ką aš minėjau, tas laikas, ar ne, kol bus sukurta kompensavimo sistema, kol bus sukurtos reguliavimas ir kol tie patys jau, sakykime, ne inovatoriai, bet kiti medikai išmoks šitą technologiją naudotis. Ar ne, tu turi ją įvesti. Čia yra labai ilgas ir skausmingas finansiškai etapas, kurį ir investuotojai, ir, sakykime, įmonės kitą kartą neištveria. Daug startuolių šitoje vietoje ir miršta. Dėkui. Profesoriau, kaip jūsų praktika rodo? Aš galbūt grįšiu prie to pavyzdžio, kurį jau esu minėjęs su KARI projektu. Kaip iš tikrųjų mes susidūrėme kartu dirbdami technikai, su medikais, su objektu, su jo ypatingai dideliu sudėtingumu. Čia yra ir mūsų laimė, ir mūsų iššūkis didelis. Ir man atrodo, kad norint padaryti sėkmingą projektą, prie to projekto laikyti sėkmingai dirbančią komandą, man atrodo, kad reiktų mums daugiau susėsti pačioj projekto pradžioj arba jo, taip sakant, apvaisinime tos idėjos, kad jinai taptų sava jau medikams pačioj pradžioj. Nes paprastai, mano pavyzdys ir iš kitų projektų yra toks, kad projektas baigėsi gerai. Pinigus mes uždirbom tvarkingai, ataskaitas parašėm geras, bet kai pasižiūri atgal, ką reiškia žmogus gavo, ką medikai iš tikrųjų gavo ar naudoja, kaip jūs sakėt, čia didelė problema yra, ar tas reikalas prigyja praktikoje, ar duoda iš tikrųjų naudą, klausimas lieka toks, pilnai neatsakytas, sakyčiau, ir tai veda prie tam tikrų nusivylimų. Tiems entuziastams, tie, kurie dirba už pinigus, tvarkoja, viskas gerai. Tačiau entuziastams būna nusivylimo dėl to, kad, gerai, čia viskas labai gražu, straipsniai tvarkingi, viskas gerai, bet nieko gero. Būna šitaip. Ir ką man norėtų sakyti, ką mes galėtume padaryti šičia. Ačiū Dievui, mes turime gerų draugų tarp medikų. Ir man norėtųsi, reiškia, kaip sakant, nuoširdžiai labai susėdus pasikalbėti apie tai, ko iš tikrųjų reikia iš tos technologijos, kaip mes tą galėtumėm padaryti nuo pat pradžių. Vienas pavyzdys buvo man su profesorium Paunksniu. Reiškia, aš kažkiek, šitaip džiaugiausi, kad šitas vyksta. Ir tai buvo tikrai labai, labai smagu, iš abiejų pusių smagu. Tai tokį labai linkėčiau kažkaip. Dėkui, profesoriau Kubiliau. Aš galvoju, labai paprastą pavyzdį visiems suprantama. Žinot, kai pas mus atvažiuoja į reabilituotis pacientai po širdies chirurginio operacijoms, skauda krūtinkaulį, ten sunkiai juda. Ir paprastai pirmas vaistas yra paracetamolis. Tada pacientas sako, ne, tik ne paracetamolis, man jis nepadeda, jo labiau čia nerimtas vaistas nuo peršalimo. Tada ligoniai susitarėm, kad žodžio paracetamolis nevartojimo, cheminis pavadinimas yra acetaminofenas. Tai mes paskirimuose pradėjom skirti acetaminofeno ir visiems tiko, reiškia, jų injekcinių vaistų daugiau nereikėjo, pacientai sakydavo man to kokybišką vaistą. Tai kartais kaip žodis, tas stereotipas labai iš esmės keičia ir toks irgi mūsų toks pasiekimas buvo lean metodikai. O kita vertus, kūrybiškumas, dalyvavom vienam projektui, regis su VDU, kuomet vertinom poveikį fiziniam aktyvumui ir užterštumo kietosiamis dalelėmis. Reiškia, kur užteršta gatvė, tai buvo savanoriai, 10 000 km automobilių pravažiavo, Sakilių prospektas. Reiškia, laikas spaudė ir nebespėjom pacientų nuvežti į žaliasias erdves. Tai ką padarėm, Kauno klinikoje šalia ginekologijos yra slėnis, pilnos pušynų. Tai juos ten išvaikščiondinom, reiškia, rezultatas gavosi iš esmės tas pats, kad ten, jeigu žmogus daugiau praleidžia laiko žaliosiose erdvėse, teritorijose, fizinis pajėgumas didėja. Tai reiškia, tas kūrybiškumas ar gal pasižiūrėjimas kitaip, tai jis tikrai dalį, gali būti tas raktas į tos greitus sprendimus. O jau minėjo tiek profesorius Lukaševičius, tiek Mindaugas, aš norėčiau dar sugrįžti gal šiek tiek prie to poreikio, naudojimo, nenaudojimo, ar būtinas ir kiek būtinas to poreikio identifikavimas, jeigu mes šnekam apie bendrą mokslo, verslo ir gal platesnį projektą, tą nuspręsti naudojamą, kam bus naudojamas, kokią vertę tiksliai kurs, ar tai yra būtina? Gal pradėkime nuo Mindaugo. Ar galima padžiazuoti pradžioj ir paskui, jeigu jie išsiaiškint, kam naudosim? Tai kaip ir minėjau, yra praktikų visokių ir kitą kartą vedi produktą, aš jau vieną vedu turbūt nuo kartu, kur su institutu pradėjom nuo 2016 metų, nepasiduodu,
nuotolinės medicinos turim platformą, turbūt pačią pažangiausią Lietuvoje ir žinoma ne tik. 10 metų užtruko, kol kažką, tai, ką jūs rodėt, tie, sakykime, telemedicinos protėviai, ar ne, galima įvardinti taip, kurie buvo jūsų daromi 90-ųjų pradžioje, ar ne, tai įspūdinga, dabar daug viskas pažengia. Bet praktikoje šiandien dienai dar medicinų tas nenaudojam, ar ne? Tai jeigu mes 90 metais būtumėm gydytojų paklausę, ar ne, ar jūs šitą dalyką naudosit? Jie visi sakė naudos. Kai aš pradėjau šitą startuolį, aš perskaičiau krūvą ataskaitų, kur tas pats Gartneris sakė, kad čia už 2 metų tai bus nepakeičiamas gydytojo įrankis. Mes šiandien dieną kas eina į banką? Turbūt nei vienas, ar ne? Sakė, va taip, visas, sakykime, ta bendroji praktika persikels į telemediciną. Kiek iš jūsų šiandien turit aplikaciją, kuris vedat savo duomenis, kuri prognozuoja jūsų ten įvairias, sakykime, sveikatos gerėjimo būklės ir jas naudojate? Turbūt nei vienas. Tai va to poreikio identifikavimas pačioj pradžioj, kuriant produktą, ir jeigu taip paklausi, jisai visada būna dvejopas. Teoriškai visi sako labai gerai, bet po to niekas nenaudoja. Ir čia, vat, kaip ir minėjo, reikia būti optimistų ir entuziastų, nepalikti eilę metų, kad tą dalyką išvesti. Ir tik tai tokios inovacijos ir pasiekė. Aš beje irgi tokį skaičiau straipsnį, kaip rentgeno aparatas buvo atsiradęs ir kai jį nuvežė medikam, tai jie jo nepripažino ir švietė tiesiog koją, kad išmatuot batų dydį. Čia buvo pirminis panaudojimas rentgeno aparatų. Ir, kaip aš sakiau, medikai yra atsargus, jie po biškį įsisavina inovacijas. Bet buvo ta early adopters vadinama rinka, nors ir pritaikomumas kitas. O kaip LSMU, ar jūs vis tiek neuromokslai tokie, bent mano supratimu, daugiau fundamentika ir tikriausiai sudėtinga net žinot, kur tu galimai tas žinias galėtum pritaikyti ir naudoti. Ar jau ten mesgant projekto idėją komandoje jau mąstoma apie pritaikomumą, ar to ieškoma? Tai ačiū už klausimą, iš tikrųjų smegenis sudėtingesnės negu visata yra, tas jau pabrėžiama fizikų ne kartą. Tai, iš tikrųjų, mes esam privilegijuoti, kad turim tiesioginį ryšį su medikais. Ir kaip minėjau, tai yra gal 2 kryptis tų projektų. Tai viena kryptis yra labai fundamentiniai projektai, kur tiesiog bandai suprasti, kaip veikia smegenis, modeliuojant matematiškai ir kompiuterinių ten technologijų pagalba ir įtraukiant visus duomenis įmanomus nuo genetikos, ten molekulių, einant iki smegenų struktūrų ir elgesio. Tai va, tie tyrimai, tai labiau turbūt ateina poreikis iš tų fundamentaliųjų mokslų, bet yra kita kryptis, kur mes labai daug bendradarbiaujam ir labai sėkmingai, tai tarkim su neurochirurgijos klinika, su neurologijos klinika, su psichiatrais. Nes, tarkim, vienas iš pavyzdžių apie šizofrenijos gydymą, čia mano kolega Brains vadovo projektas, kaip parinkti vaistus žmonėm, kurie serga šizofreniją, nes jas be galo sunku atitaikyti. Tai va, ateina tokie poreikiai tiesiog iš medikų bendruomenės. Ir dar atsiranda, iš tikrųjų, nors dirbu su neuromokslais ir su smegenų tais modeliais, iš tikrųjų yra netoksai dabartinis terminas, jo virtual brain twin. Tai, iš principo, tu gali replikuoti save kompiuteryje ir turėti savo smegenų dvynę. Čia Brains vadovo projektas Virtual Brain Twin. Tai va, ateina tokių poreikių iš kitų klinikų, pavyzdžiui, kaip iš kardiochirurgijos, kas vyksta su širdim ir su smegenim, kai širdis yra sustabdoma kardiochirurginio operacijų metu ir yra be galo daug komplikacijų, kurios yra ir kognityvinės, ir insultai. Ir neatsistato ten labai ilgus laiko periodus. Tai tų poreikių mes tikrai labai daug jaučiam ir be medikų mes to nepadarytume. Tie projektai neprieitų iki europinio finansavimo, jeigu mes nebendrautume su medikais. Tai aš galvoju, yra ir tos 2 pusės, ir fundamentika, ir klinicistų požiūris. Bet visai pabaigiant, kartais net, ta prasme, medikai gali suformuluoti užduotis, bet kartais jie net nežino apie technologijas, kurios yra prieinamos šiuo metu. Ir turi jam pasakyti ir pasiūlyti, kad galima taip daryti, nes jos taip sparčiai vystosi ir kai kurios yra nežinomos. Kaip minėjau apie giluminę smegenų stimuliaciją, apie tai, kad tu gali net sumodeliuoti ir žinoti, kas bus konkrečiam pacientui.
taikant būtent stimuliaciją ir kaip parinkti optimalią stimuliaciją, kad depresijos simptomai sumažėtų ar Parkinsono ligos simptomai sumažėtų. Tai va, tai keli pavyzdžiai iš tų technologijų, kur turbūt medikai net nežino, kad tai manoma ir mes turim kartu kalbėti. Ir aišku, labai svarbu, kaip gauti finansavimą, nes mums kartais irgi reikia valgyti šalia mokslų. Tai aišku. Labai gerą temą palėtėt. Paskutiniai daliai diskusijos aš norėčiau paliesti, jau ir Vaidotas parodė startuolį sėkmingą ar nesėkmingą Amerikai, kur daug žadėjo, bet nepasisekė. Ir tų technologijų mes matom įvairiausių, ypač socialinė erdvėje, ko tik tais nori, ar nori bus linksmesnis, nori liūdnesnis, stipresnis, taip toliau. Įvairiausių. Bet kasdieniai, kaip ir ta pati telemedicina, nepasiekia žmogaus galutinio vartotojo, kažkur stringa. Kaip jums atrodo, gal pradėsim nuo šitos pusės, kokios tos technologijos, pavyzdžiui, jūsų srityje yra ateinančios ir kada mes jau jas galim laukti, kad tikrai bus naudojama plačiai visuomenė? Tai mūsų medikams labai yra paprasta, kai yra nauja priemonė, naujas renginys, tai mes iškart žiūrime, tai yra moksliškai pagrįsta. Bet turbūt visą laiką nuo to prasideda o jeigu kažką bandom tyrinėti, kuris nėra moksliškai pagrįsta arba teikia, tarkim, kažkokius duomenis, vis laik galvojam, kaip mums reiks įrodyti bioetikai, kad reiškia leistų tą įrenginį vertinti mūsų pacientams. Antra, medikai gal nėra tokie, kaip pasakyti, technologiškai jautrus toms siūlomom inovacijoms, nes mes irgi tokias turėjom aštrias diskusijas, tai ir galima dar kažkokį nešiojamą laikrodį įrenginį sukurti, kai, tarkim, pasaulinės korporacijos deda tiek investicijų visame pasaulyje ir turbūt vis tiek viską jie kažką numanys. Tai vienas, tai turbūt irgi tas toks, kad nors irgi suprantam, kad galbūt užtenka kažkokios mažos inovacijos, kurios revoliucingai gali turbūt to produkto dydį pakeisti. Bet šiaip turbūt esmė, kad tai riboja ir aš puikiai suprantam, kad yra didžiulis kelias, be galo daug entuzijazmo, kad iš tikrųjų pabaigti tą kelionę, nes turbūt tiem kurie kilo sumanimas tą realizuoti, tai turbūt jie nežino, kad dar laukia didelis kelias tą moksliškai pagrįst, kad jis atkeliauja iki to viešo vartotojų, kuris jau galėtų naudotis to. Personalizuota medicina, tai beklausydamas jūsų man toksai klausimas, vat praktinis. Vis tiek reabilitacija, pavyzdžiui, yra taikomi bendrėjai principai, aišku, gydytojas vertina, vienas pratimas geresnis vienam, kitas kitam, bet, pavyzdžiui, ar jūs įsivaizduotumėt kažkokią technologiją, dirbtinio intelekto grįžtą, tave nuskanavo, sudėjo tau pratimus, va daryk. Ar įsivaizduot, kad tai galėtų prigyti? Aš manau, kad tai bus ir, tarkim, idėja, kurių mums nepavyko realizuoti, mes norėjom, tarkim, Lietuvoje šiandien yra mažai prieinama problema, klinikinio logopedo, tarkim, pacientas patyrė insultą. Iš esmės, kai išpalieksta ligoninę, jam vėl lavinti kalbos organus, kalba yra labai sudėtinga ir mūsų idėja buvo sukurti virtualų logopedą. Tiesiog, kai pacientas grįžta namo, jis planšetė turi, reiškia, aplikaciją, pagal ją atlieka judesius, atliekama kontrolė ir, tarkim, taip lavinimas. To nepavyko ir žinau, kad neturėjom, tiesiog mes kaip medikai neturėjom žinių, kaip tą technologiškai padaryti. O antra, ko mes turim darbą, tarkim, yra liekamieji reiškiniai pacientams, tarkim, po patirto insulto, tai rankos, jėgos, funkcijos nusilpimas, tai netgi mūsų viena kolega atlieka kad neurostimuliacija, kad pabandyti surasti tą zoną, kuri galbūt atsakinga už rankos ir viršutinės galūnės motorinę funkciją. Ir iš esmės šiandien tai yra vienintelis įrankis, kuriuos mes galėtume padėti. Ir antra, nuo ausies kaušelio, taip pat nervo stimuliacija, kur keičia ir bendras kognityvinės funkcijas ir motorinės funkcijas. Ir antra, tai turbūt tie įrankiai, kurie jau ateina į klinikinę praktiką arba kurie jau beldžiasi duris. Ir antra, ką mes labai laukiam, turbūt kita problema yra visi egzoskeletai, asistuojančios robotizuotos sistemos. Šiandieną turbūt klinikiniai praktikos yra neįperkamos, nes jos nuo 40 iki 80 tūkstančių. Ir galvojam, kad technologiškai jos jau, iš esmės, jeigu tu nedalyvauji projektai, jo negali išbandyti. Arba mes bandėm, bet, pavyzdžiui, robotizuotai sistemai reikia skirti 2 asistuojančius kinesterapeutus, tai irgi dar būt gal nerytojus yra. Bet irgi turbūt laikmetis bus tas, kada jau jos irgi pasibels už prieinamą kainą klinikinę praktiką. Profesorių Lukošev, kaip jums atrodo, kas yra tas next big thing, kaip sakoma? Mes gyvenam informaciniam amžiuje. Informacija yra didžiulis turtas ir ginklas.
Jeigu kalbėti apie sveikatos apsaugą, tai man atrodo, kad ateitis yra iš ligų gydymo į prevenciją, į predikciją. Kuo daugiau. O tam mes turime, reiškia, pakankamai geras sąlygas tą pradėti. Elektroninė sveikatos sistema. Iš daugelio užsienio partnerių aš esu išgirdęs komplimentų, kad jūs turite nacionalinio masto elektroninę sveikatos sistemą. Tai yra vienas pacientas, vienas įrašas, nesvarbu, kuris būtų padarytas. Ir nesvarbu, iš kur jūs norit prieiti, jūs visada prie jo prieisite. Tai yra epochinis lūžis. Ir jeigu mes toliau dirbdami, reiškia, pasieksime to, kad petabaitą informacijos, kuri gimsta kiekvieną dieną dirbant gydymo įstaigose ir skaitmenizuojant įvairius duomenis, bus prieinama automatiniams algoritmams, kurie savo ruoštų darys predikcijos ir prevencijos algoritmus kiekvienam asmeniškai iš mūsų. Man atrodo, čia yra kelias. Ir čia yra ateitis. Ir kada mes pradėjom dirbti su elektroninės sveikatos programa, jūs puikiai turbūt žinot, kiek buvo skandalų, kiek ten buvo vos nebylų, kiek ten visko buvo. Bet idėja išliko paprasta ir jinai yra aktuali iki šiol. Dabar dėl kitos ateities. Man atrodo, kad visi reiškia prietaisai, kurie būtų skirti sveikatai, ją palaikyti, prevenciją ligų, turėtų būti kuo mažiau unobtrusive. Kitaip sakant, priimtini, dievimi, nepastebimai, nereiktų nieko daryti. Ir faktiškai, vienoje paraiškoje mes kėlėm idėją, kad iš tikrųjų būtų galima dabar traktuoti tos prietaisus kaip partnerį. Tai yra, prietaisas subtiliai, iš labai nedaugelių kanalų, išskaičiuoja daugelį parametrų. Vienas pavyzdys buvo, kad iš paprasčiausios, reiškia, kardiogramos mes galime pasakyti, kaip Vaidotas kalbėjo, žmogaus elektrolitų balansą. Atrodo, neįmanoma. Įmanoma. Ir tokių įmanomų dalykų yra daugiau. Reiškia, pro mažą skylutę rakto mes galime pamatyti labai daug, visiškai žmogų nekankinant su kažkokiais ten peršvietimais arba ten gazdinimais, atvirkščiai. Po to, kai sistema, reiškia, indikuoja tam tikrą nukrypimą arba riziką susirgti, pavyzdžiui, tas pats įrenginys gali tapti partneriu. Kitaip sakant, technologija kaip partneris. Jinai pradeda su tavim kalbėtis, pradeda tave raminti, pradeda tau patarti. Žinoma, nesunku yra išgazdinti, čia dabar prasidės aritmija. Tai nuo to gali prasidėti aritmija. Nes, pavyzdžiui, baimės sindromas yra toksai. Reiškia, turėti baimės sindromą arba panikos sindromą yra pagrindinis baimės sindromo priežastis. Čia subtilus dalykas, bet ateitis vis tiek, man atrodo, yra kažkur ten. Nes informacija, kurią mes surenkam kiekvieną dieną, medikai, kurią surenka apie mus, kažkaip jinai turėtų pradėti duoti naudą. Kaip iš verslo perspektyvos, kur dabar investicijos ar dirbtinis intelektas ir duomenys didžiausią grąžą generuos, ar yra kažkas daugiau, jeigu žiūrint į ne 2-3, nežinau, 10 metų, pavyzdžiui, perspektyvą, kas iš verslo pusės žiūrint sveikatos technologijų srity? Sudėtingai turbūt galėčiau šitą klausimą atsakyti nuo viso verslo atstovų, bet man tokia įdomi statistika, jeigu šnekant apie toliau dirbtinį intelektą, ChatGPT skelbia užklausų tipus, ar ne? Ir paskutiniais, jeigu pradžioje mes ten tekstus tvarkydavom, mailus rašydavom panašiai, paskutinis pusmetis, kas jaučiamas irgi stipriai Amerikoje, ar ne, daugiausiai užklausų yra dėl, sakykime, asmeninės konsultacijos šitoje vietoje. Pagrindinė psichologinis panašiai. Kas iš tikrųjų jaučiasi netgi ir pas psichologus, kad nukrito poreikis tam tikras. Kiek dabar asmenų iš tikrųjų irgi, aš savo žmoną irgi kartais stipriai susiginčinam. Jinai konsultuojasi, čia sakau, mes darom to, aš su dirbtiniu intelektu jau nuo turbūt 10 metų dirbu, ar ne, net modelis, kaip veikia, įsivaizduoju, plius minus. Sakau, čia absoliučiai yra not trustworthy šitoje vietoje, ar ne, bet pirmos tos konsultacijos įvyksta. Tai aš manau, kad turės vystytis vis dėlto dėl medikų trūkumo, ir čia yra globali problema šitoje vietoje, šitos technologijos, kurios būtų trustworthy, bet galėtų tą pirminę konsultaciją suteikti. Ir aš manau, čia yra pagrindinė kryptis, į ką yra važiuojama šitoje vietoje. O
antrinis, tretinis lygis, turbūt dar toli, kol medikai bus pakeisti. Aš iš neuromokslo perspektyvos žinom lietuvišką įmonę, gamina įrenginį, nesakysiu pavadinimo, kad reklamos nebūtų, bet ką jūs ir minėjot, padeda žmogui atsipalaiduoti, ar tai kaip tik energijos, kad daugiau būtų. Ar jau čia iš jūsų perspektyvos, ar jau čia yra tai, kur mokslas pritaikomas medicinoje žmogaus, taip sakant, gėriui, ar galima eiti daug toliau ir dar mes net nematėm, kas gali būti sukurta? Tai aš manau, čia vienas iš tokių gal ne tai, kad paprasčiausių prieinamiausių pavyzdžių, bet šiaip ir neuromokslai, ir dirbtinis intelektas dabar formuojasi tikrai labai stipri sinergija tarp šitų dviejų sričių, nes iš biologinių smegenų įmama nemažai inspiracijos, kaip galėtų dirbti dirbtinio intelekto metodai, nes ir patys dirbtinio intelekto algoritmai prasidėjo tyrinėjant biologinių smegenų neuronus ir kartu atvirkščiai iš dirbtinio intelekto sistemo ateina daug metodikos, kaip kurti neuromokslinius metodus ir kaip suprasti, kaip veikia smegenis. Tai tas judėjimas abiejose sritise yra tikrai labai viena kryptim. Bet gal ką norėčiau paminėti, kad neseniai čia prieš 3 savaitės turėjom Lietuvoje Kaune labai didelę konferenciją dirbtinio intelekto ir neuromokslų ir mūsų General Co-Chairs, tai lietuviškai konferencijos pirmininkai turbūt vienas buvo profesorius Viktor Jirsa iš eBrains, tai neuromokslų atstovas, lyderis Europos eBrains infrastruktūros, o kitas buvo Joshua Bengio iš Kanados, kuris yra Turingo testo laureatas, tai kaip Nobelio premija yra informatikoje, tai jis jungiasi nuotoliu, o jo sūnus buvo atskridęs, tai viena iš tokių įdomiausių turbūt renginių ir tų valandų buvo panelinė diskusija apie etiką neuromoksluose ir dirbtiniam intelekte. Ir, pavyzdžiui, profesorius Joshua Bengio be galo yra susirūpinęs, kur mes nueisim. Nes čia, kaip minėjot, kad labai gerai, kad mus stebi dirbtinio intelekto sistemos, kad daro sprendimus, kad mes galim konsultuotis, tai iš tikrųjų yra be galo daug grėsmių, kurių mes net nesuvokiam. Ir dirbtinis intelektas ateis dar giliau kiekvieno gyvenimą ir jisai dar labiau prasiskarbs ir į mūsų tapatybę turbūt. Ir mes galiausiai nebesuprasim galbūt, kas mes esam ir kiek mes priklausomi nuo jo. Tai taip trumpai gal užbaigiant, kad daug laiko neužtemti, kad tai yra viena iš sričių, kur be galo daug diskusijų ir yra be galo daug susirūpinimo iš dirbtinio intelekto kūrėjų pačių, kaip Joshua Bengio, Geoffrey Hinton, kurie net nori sustabdyti ir tarp kitko Europoje yra dirbtinio intelekto reguliavimo aktas, kur yra įvertinamos rizikos ir kur reikėtų pasakyti stop. Nors verslas turbūt nenorėtų sakyti stop, nes tai neša pelną ir pinigus. Tai va, kaip išbalansuoti, bet aš galvoju, kad mes turėtume apie tai tikrai garsiai kalbėti ir suvokti, kur mes einam. Ir galiausia dar viena labai trumpa pastaba, turbūt pastebėjimas, Lietuva yra maža šalis. Ir mes negalim kurti didžiulių modelių dirbtinio intelekto, gilio mokymo sistemų, nes mes tiesiog neturim milijonų duomenų. Kaip Amerikoje vienas miestas, New Yorkas, yra 3 Lietuvos. Tai mes tokių modelių negalim daryti ir čia ateina turbūt mūsų kaip ir limitacija ir būtinybė eiti į europinius projektus. Tai už tai mes labai džiaugiamės, kad eBrains esam Europoje. Labai įdomi diskusija. Gal kažkas klausimą, pastabą nori komentuoti? Prašau, aš atiduosiu savo mikrofoną. Dėkuoju. Aš Audrius Andrijauskas, atstovauju Vilniaus universiteto medicinos fakulteto anesteziologijos ir reanimatologijos kliniką. Esu mokslininkas, išradėjas ir klinikinis praktikas. Tai už tai pasakysiu vieną dalyką. Tam, kad kurti prietaisą, kuris būtų naudojamas medicinos praktikoje, reikia, kad jis būtų koks? Kad jis būtų pritaikomas su mažiausiam personalo krūvio, reiškia išlaidom ir mažiausiais kaštais, bent jau nedidinti personalo krūvio ir nedidinti kaštų, bet pagerinti gydymo ar diagnostikos efektyvumą ir gydymo rezultatus. Priešingų atveju nebus taikoma. Šių metų pradžioje mes su kolegomis publikavome expert opinion straipsnį, kuris vadinasi Ask a Doctor a Question.
Ir ten akcentavom, kad prieš kuriant bet kokį medicininį prietaisą reikėtų ateiti ir pasikalbėti su žmonėmis, kurie potencialūs gali būti vartotojai. Tai ne ligoninių direktoriai, tai ne skyrių vedėjai, tai tas, kuris prie ligonio. Vat jis ir su juo pasikalbėti prie kavos puodelio ir paklausti, ko tau trūksta darbe, visi pasakys, man per didelis darbo krūvis, tiek fizinis, tiek emocinis. Tai vat prieikim prie to, kad dabar suprantam, kad reikia automatizacijos. Galimybės dabar pasakiškos, ar ne? Autopilotai veda ir ves į Marsą net. Dabar pasakykit, uždaros grandinės sistemų, kiek mes turime medicinoje, praktikoje? Beveik neturim. Todėl, kad teisiniai barjerai užstatyti. Negalima, nepatikima. Nuskrenda pusę tūkstančių žmonių su lėktuvu ir patikė autopilotui, o čia ne. Buvo pandemija ir pandemijos metu turbūt visi matėt vaizdo klipus, kaip mes reanimacijai, pavyzdžiui, vargdavau su skafandrais. Mes ten kentėjom, baisiai kentėjom iš tikrųjų ir ant kiek man būtų palengvėjimas buvęs, jeigu būtų automatizacijos daugiau. Jeigu mums nebūtų reikėję eiti prie paciento ir pakeisti dirbtinio plaučio ventiliacijos aparato parametrą, ten mes turime apsirengti, įeiti, pakeisti vieną parametrą, išeiti, nusirengti, tada eiti į dušą, nes esi visas kaip iš saunos išėjęs. Nu ir kągi, Teltonikos kompanija tada užsibrėžė sukurti pirmąjį lietuvišką plaučių ventiliatorių ir telemedicinos platformą, nes to tikrai pamatėm, kad reikės. Tuo labiau ir medicininiai literatūrai buvo jau labai diskutuojama, kad, žinot, pandemija parodė, jog telemedicina būtina, tiesiog neišvengiama, nes personalo trūksta, personalas pats suserga COVID-u, reiškia, rankų dar labiau trūksta, automatizacija šiukštų negalima. Tai Teltonikos, reiškia, iniciatyva buvo kuriamas tas dirbtinio plaučio ventiliacijos aparatas ir aš vadovau Vilniaus universiteto, reiškia, darbiniai grupiai, kuriai buvo sukurta bendradarbiauti, kuriant būtent tą telemedicinos platformą. Taip, kad ji buvo sukurta, ventiliatorius buvo sukurtas, pandemija baigėsi, niekam nereikia. Viskas. Taip, kad ačiū. Ačiū labai. Tai aš ką girdžiu, kad ne tik duomenimis gyvi būsim, reikia ir inžinerinių mechaninių sprendimų. Aš noriu padėkoti dalyviams, diskutantams. Čia turim dovanėlių, kiek žinau. Paplojam, labai šaunuoliai, ačiū. O dovanos paskui perduodu žodį Vaidotui. Ačiū Mindaugui Bulatai. Klausimai labai svarbus ir įžvalgos labai svarbios. Turėjau skaidrę, kurią vieną ištryniau, galvojau, sutaupysiu laiko, kad palyginimas mokyklos su universitetu. Mokykloje labai svarbus atsakymai, o universitete svarbiau klausimai. Tai ačiū visiems panelistams už įžvalgas ir už vadovai, moderatoriai už klausimus. Dabar ir vadovai, moderatoriai. Moderatoriai, ačiū labai. Dabar mes turėtume